Taip, tai Klaipėdos apygardos teismas šiandien apeliacinę tvarką išnagrinėjo baudžiamą bylą pagal 2 apeliacinius skundus, tiek paties nuteistojo Viktoro Usovo, tiek gynėjo advokato. Ir byla buvo pripažinta, turiu pasakyti, sudėtinga apeliacinės instancijos baudžiamąja byla. Tai būna pakankamai retai. Jinai buvo pripažinta tiek dėl didelės apimties ir nukentėjusiųjų skaičiaus. Nukentėjusiais buvo pripažinta netgi 12 nepilnamečių asmenų. Apeliaciniais skundais buvo ginčiama tiek nuteistojo kaltė, tiek buvo siekiama pakartotinai, kad būtų nagrinėjama byla pirmos instancijos teisme. O motyvai ir argumentai buvo tokie, kad buvo grindžiama, kad buvo teismas, tiek ikiteisminio tyrimo įstaigos šališkos ir padarė esminių baudžiamojo proceso kodeksų pažeidimų. Taip pat skundais buvo prašoma ir nuteistai išteisinti bei paskirti švelnesnę bausmę nesusijusią su laisvės atėmimu. Teisėjų kolegija išanalizavusi baudžiamosios bylos duomenis, jūs jau girdėjote, koks buvo priimtas sprendimas, bet pasakysiu iš pradžių argumentus, kodėl toks sprendimas priimtas, vis dėlto nenustatė pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentais, kad nuteistasis buvo nepagristai pripažintas kaltu, nesant jokių jo kaltės įrodymų. Taigi, iš esmės, šiuo aspektu skundai buvo tiek nuteistojo, tiek gynėjo atmesti. O taip pat įvertinusi kolegija nuteistojo baudžiamąją atsakomybę, įvertino tiek lengvinančias, tiek sunkinančias aplinkybės, kad jų nebuvo tokių, atsižvelgė, kiek yra nusikalstamų veikų padaryta, koks pavojingumo laipsnis, kiek yra pasekmių padarinių nepilnamečiams asmenims, taip pat nuteistojo asmenybė. Ir šiais aspektais atmetė, kaip minėjau, nuteistojo ir gynėjo argumentus ir nustatė, kad pirmos instancijos teismo paskirta bausmė 4 metų 6 mėnesių laisvės atėmimas, jo švelninti nėra pagrindo tokio nei termino, nei pačios rūšies. Bet vis tik teisėjų kolegija įvertinus nuteistojo asmenybę, kitas aplinkybės, jo sveikatos būklė, konstatavo, kad yra pagrindas taikyti baudžiamo kodekso 75 straipsnio atitinkamas nuostatas ir bausmės vykdymą atidėti iš dalies. O tai reiškia, kad bausmės vykdymas atidedamas iš dalies ne visos bausmės, o tik tai dalies, kad nuteistasis turės nedelsiant atlikti 2 metų laisvės atėmimo bausmės dalį, o likusioji dalis, kur yra paskirta, tai būtų 2 metai 6 mėnesiai, bus atidėta 3 metų laikotarpį, atitinkamai nustatant tam tikrus įpareigojimus. Šitas nuosprendis yra apeliacinės instancijos, įsiteisėjantis iš karto po paskelbimo, tai yra šiandien. O vykdymas bus pradėtas tuo met, kai byla bus nedelsiant grąžinta į apylinkės teismą ir per 3 dienas pasiųsta vykdymui.